Sveiki draugai, prieš mus Target Blue Eyes antra versija. Tai yra tetra bangų skeneris. Tetra bangos tai yra radio ryšio bangos, kuriomis naudojasi mūsų Lietuvoje spec tarnybos, tokie kaip ugniagesiai arba policija. Medikai kol kas nesinaudoja. Šis renginys montuojamas yra į mašiną ir jo dėka mes žinosime, kad artėjame ar mes prie, ar link mūsų artėja ekipažas, kuris galbūt skuba į įvykio vietą, tarkim, ugniagesiai. Mes klausomės garsiai muzikos, mes gal nepastebėsime, kad artėja ekipažas, o renginys mus informuos, kad mes turime duoti kelią ir turim pasitraukti į šoną. Lygiai taip pat mes žinosime, kad artėjame ar link mūsų artėja policijos ekipažas. Ar tai yra forminė mašina, ar tai yra neforminė mašina, ar tai yra ekipažas, kuris prižiūri trikojį šalia stovi. Taip kad šito daikto dėka mes tą informaciją gausime. Tai yra legalus renginys, jis nieko neblokuoja, niekam netrukdo dirbti. Dėl to jį galite montuotis į savo automobilį kaip informacinė priemonė apie spec tarnybas esančias šalia jūsų. Pažiūrėkime jo komplektaciją. Valdymo blokas arba liaudiškai smegenys. Tokia maža mikroschemytė. Joje yra daug LED šviestuviukų. Jis montuojasi į mašiną ar kurim patogu. Kartais montuojamas yra už veidrodėlio priglaudžiant prie stiklo. Jis kiaurai veidrodėlį prašviečia ir mes matome, kad link mūsų artėja ekipažas, turim duoti kelią. USB raktas dažnai nereikalingas, atnaujinimai dažnai nedaromi šiam įrenginiui, nėra čia ką daryti. USB laidų prilyginimas skirtas tam, kad sujungti valdymo bloką su USB raktu, jeigu reikalingas yra atnaujinimas ar programinės korekcijos jame. Čia tuo atveju, jeigu įrenginys yra kažkur giliai montuotas į mašiną, sunku pasiekti. Sekantis laidas, kuris turi tokią kaip internetinę jungtelę, jisai skirtas sujungti valdymo bloką su šia mikroschema. Ir svarbiausia dalis yra antena. Antena yra štai čia. Montuojasi jinai štai lauke, prie buferio, iš vidinės pusės, aišku, kad nemaišytų kitiems, plaut mašiną galų gale, montuojasi jisai vertikaliai. Sujungiam šito laidu su valdymo bloku. Štai ir viskas. Jeigu turit klausimų, klauskit, mielai atsakysim.